Labą dieną. Sugrįžome po 10 metų pertraukos. Kažką reikia apie bulkas gal sukurti. Šį kartą tik apie dizelį, nes benzino jau nebėra. Turim čia vieną tokią nabagę. Mastom, sėdėm, kimarinam. Galvojam, ką čia su ją padaryti reikėtų. Jau nalvai nabagė jinai. Ridos. Daug. Jau Hansas net neplanavo, kad tiek jinai nuvažiuos. Visą apšiurus, nabagė. Bet galima ir sutvarkyti kažką tai. Nieko blatno. Viskas purvina, parudėja. O kogi ir norėtų už automobilį už 150 eurų. Va, širdis. Vokiečių inžinierių šedevras. Nuostabusis, 40 kW. Rimtai tai apgailėtina. Bulkos kėbulai, kaip Hansas galėjo sugalvoti 40 kW variklį dėti. Šį nesąmonė. Golfe, polo, gal ir važiuosi. Bet bulkoje. Neįtikėtina. Šiai dienai mane dar stebina tokie dalykai. Nors jau šitai mašinai 36 metai. Tai va. O variklis tai nieko gero. Jis vedasi viskas kaip ir su. Gal ir gerai, bet sirblys bėga. Sankaba barška, tarška, susėdus visai ant dugną. Tai va, tokie dalykėliai. Traversas. Technikinės nepraeisės tokiais reikalais. Tai va, čia. Prie kolonkės čia kažkokia bėda. Stabdžių skystis matomai bėgo. Ankstesnio savininko. Viskus parūdėja. Vienu žodžiu. Mesti lauk tokį variklį. Nes čia nieko gero su jūs tokiu varikliais. Ir apskritai čia va visokį. Jau šitoj pusėje leidžia. Čia gal pro dangtelį. Voštuvų. Varžtas nulūžęs generatoriaus. Kaip jis sugeba nulūžti, aš nesivaizduoju. Gal trečiam variklį taip randu. Tai va, kol kas tiek. Parašykit komentaruose. Paliekam tokį originalą. Ar šaunam kažką geriau. Nes čia 40 kW tai zuikių gąsdinimas. O cukus siurbliai daugiau tai baltųjų meškų žudymas. Va, stovi. Auga jau viskas. Apžėlė. Bet ratai speedlinas. Hajeinas tų laikų. Jūs man hebra pasakykit, bulkos nerūdyja. Bet tai kaip atsiranda va tokios kiauryminės? Kaip galite bulkos durį supūt? Bulkos, nebeškės. Neįsivaizduoju. Čia jau tikrai reikės kitų durų. Nemanau, kad čia vertas viryt. Tuo labiau kaip tos durys tenai kainuoja. Tikrai dar nebrangiai. Žiūrėkit. Arka. Prasideda kažkoks vėžinis susirgimas. Bet manau, kad sutaisoma. Čia gal net neveryta tikriausiai. Kaip jūs didėjai specialistai patartumėt? Sparno ieškot? Ar šitą šūdą tvarkyt? Antras epizodas. Kadangi čia nesnaust, nediskutuot prie tos mašinos, tai nupirkta donoras. Nes šitas automobilis donorinis neturi dokumentų. Jau jo sutvarkyti nepavyks. Tai ką galiu pasakyti? Kas reikalinga mums? Variklis. Kiek žiūrėjom, prabėgas 210 000. Keistas diržas tai 169. Stovėjęs čia pas kažkokį senelį. Daug laiko. Bet kame pliusas? SB variklis. M9 kW. Iš bulkų originaliai
buvo drūčiausias variklis su interkuleriu. Va jis ten gyvena, pasislėpęs savo gyvenimą paskutiniuosius 33 metus. Ir dar kas pliusas, apskritai lyginant su 40 kW paprasto senuoju JK motoro. Tai va matyt yra tepalo aušintuvas. Apskritai turbina tai duoda savo. Aišku, čia jūs pieksit, rėksit, dėkit TDI, bet aš nenoriu dėti TDI. Man gerai 1.6. Pasižiūrim, kad neusikišę radiatoriai būna ir galvos neperkeista ir netrūksta. Tai va kebra. Tai planas toks pirmosios laidos įrašymui, kad reikia šaut mums šitą PM9 SB kodų variklį iš 91 metų bulkos į 88. Bet tai va dabar tokis man klausimas pasistojo. Didieji specialistai, gal jūs patartumėt, ar paliekam laidyną tą patį, ar čia viskas atitiks. Iš čia suprantu, cirkuliacinis siurblys yra, elektros pjungta, dačikai visai kitokie, kiek žinau galvos gale pasijungia, tenai būna per flanšą. Aišku, čia vieną laidą tu užtrumpysi, pasijungsi siurblį, kad jisai jau paduotų kurą ir tas variklis veikia, bet man reikia, kad viskas veiktų. Ir čiūju, kad čia yra kažkas daugiau su ta elektra. O suprantu, pinėje visą tai yra vienodai. Gal kas pakomentuos, nes dar tik pradedu šitą chlamavozą visai įsirinkinėt. Tai va. Va, traversas šitos geresnis. Ten tu apskritai lavonas. Viskas išpuvę. Na aišku, metai savo daro, kad ten darbinė bulka buvo šitą. Gal kažkiek tai kažkokio diduko nupirkta iš seno prūso parsivaryta auksiniais 95 metais ir laikyta blemba. Pravažiuota 50 000. Tai va hebra. Tai jeigu galit komentaruose parašot, ar dedam visą laidyną nuo updatinto modelio, ar bandom žaisti su nuo. Aš manau, kad neverta, reikia ardyti saloną, viską lauk, nedėt šitą SB motoriuką. Nes pliusų tikrai daugiau. Kur 40, o kur 59. Aišku, gal PM9 čia ir nebus jau po tiek metų. Bet vis biški daugiau negu be turbinos variklį. Tu tuo siurbliu žais, kad jis ten kuro daugiau piltų ir tai mašina kažkiek važiuotų. Tai kol kas tiek. Čiau.